Jeigu norite eiti ten, kur norite ir svajojate turėti tai, apie ką svajojate, tai jau dabar turite leisti savo pasijausti tą asmenybę, kuri visą tai ir turi. Su jumis psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė. Geštalto terapijoje siūlome tokį paprastą eksperimentą. Galvokite ne apie svajonę, o iš tos svajonės virtusios realybė perspektyvos. Įsivaizduokite, kad jau metai laiko gyvenate taip, kaip norite. Turite tai, apie ką dabar svajojate. Ir pabandykite įsivaizduoti, kaip jums būtų, jei tai, ko norite, jau metai laiko kaip turite. Kaip tada pasikeistų jūsų gyvenimas? Kas tada būtų kitaip? Vaizduotės akimis pamatykite, kaip jūs atrodytumėte, su kuo, kur, kaip gyventumėte. Tiesiog pamatykite visą dieną. O tada iš tos asmenybės, kuri visą tai turi pozicijos, atsigręžkite į save dabartyje ir įsivardinkite, ką jau dabar turite iš savo asmeninių savybių, gebėjimų, kompetencijų, kurių reikia, kad ta svajonė išsipildytų. Tada išsirašykite, ko jums dar trūksta, kad tai virstų realybę. Galbūt žinių, galbūt įgūdžių, disciplinos, galbūt mokėjimo kitaip elgtis, o gal jums reikia palaikančios aplinkos, o gal dar kažko. Tiesiog išsirašykite, o tada apgalvokite, kaip tai galite pasiekti konkrečiai. Ties kiekvienu punktu surašykite konkretų planą. Ir svarbiausia, jau dabar kažką pradėkite daryti. Ir darykite kasdien, nors kažką mažo, bet kasdien. Ir pamatysite, kad žengus tą pirmą žingsnį, jūsų kelyje į savo svajonę atsiras naujų žmonių, naujų galimybių ir tarsi savaime viskas užsisuks.